Sveiki, šiandienos apžvalga Yamaha XJ6 miesto motociklas. Naujas modelis Yamaha Street Linija nuo 2009 metų. Yamaha XJ6 aš pavadinčiau visiškai nauja miesto motociklo koncepto pradžia. Turim siauresnį ir žymiai kompaktiškesnį dizainą nei įprasta. Žemą svorio centrą neduslintuvas sumontuotas pačioje apačioje. Visa tai mums leidžia pasiekti naują manevringumo lygį. Su XJ6 aštuonetus raityti yra vienas juokas, lygiai kaip maltis mieste tarp automobilių. Ypač su pastebimai retunintu R6 varikliu, kuris dabar iš tikro rodo savo galią nuo pat žemiausio apsisukimo. Retuninta ir greičių dėžė, todėl XJ6 iki 100 km/h įsibėgėti netrunka net 4 sekundžių. Taigi startuoti nuo šviesoforo yra vienas malonumas. Yamaha XJ6 4 cilindrų variklis stebina savo prognozuojamumu. Nuo pat žemiausio apsisukimų iki redline gale kyla idealiai tolygiai. Iš tikro kažkas visiškai naujo ir nematyto 4 cilindrų 600 kubinių centimetrų klasėje. Deja, puikiai akceleracija ir ypatingai lygia galios kreivė turi savo kainą. XJ6 maksimalus greitis siekia vos 200 km/h, o realiai nesinori net viršinti 130, nes dar truputį greičiau ir vėjas plešia rankas nuo vairo, o kuro padalas tirpsta tiesiog akyse. Kadangi motociklas nėra skirtas lakstyti dideliais greičiais, tai pataupyti ir ant stabdžio. Jie nėra tokie agresyvus kaip pavyzdžiui ant FZ6 ir tai iš kitos pusės gali būti savotiškas XJ6 privalumas. Motociklas yra skirtas miestui pradedantiesiems, todėl silpnesni bei puikiai prognozuojami stabdžiai visai tinka ir netgi puikiai tinka naudoti be ABS. Apibendrinant, Yamaha XJ6 yra įdomi ir moderni gatvės motociklo evoliucija. Mieste XJ6 naudoti tapo nepalyginamai maloniau už senąjį FZ modelį. Iš kitos pusės, kiek motociklas tapo malonesnis naudoti mieste, tiek jo patrauklumas sumažėjo užmiestyje ir kelionėse. Mažesnis maksimalus greitis ir didžiulės kuro sąnaudos lakstant. Bet galbūt, todėl XJ6 ir vadinasi gatvės ir miesto motociklu.